Sveiki, esu sporto medicinos gydytojas Dainius Burakevičius. Kartu su jumis noriu pasidžiaugti, kad mūsų šalyje vis daugiau atsiranda laisvai prieinamų vietų, kur galima būti fiziškai aktyviems gryname ore. Puikus pavyzdys ši aikštelė. Čia galite rasti įvairių lauko treniruoklių. Patarsiu jums, kaip taisyklingai jais naudotis. Pirmiausia, rekomenduoju fiziškai aktyviems būti bent 5 kartus per savaitę, ne mažiau kaip 30 minučių. Jokie pratimai neturi būti atliekami per skausmą. Įsiklausykite į savo kūno siunčiamus signalus. Treniruotę pradėkite nuo apšilimo ir krūvį didinkite palaipsniui. Po treniruotės naudinga atlikti tempimo pratimus. Raumenų stiprinimo pratimai daugiau kartų kartojami ta kūno pusė, kurią jaučiate esant silpnesnę ir kurią galite atlikti pratimą mažiau kartų. Dabar parodysime, kaip galėtų atrodyti jūsų treniruotė. Tik atėję, padarykite apšilimo pratimų prie sienelės. Atsispaudimus. Menčių mobilizacija, kas yra labai svarbu dirbantiems sėdimą darbą. Pritupimus. Darant pritupimus, svarbu, kad keliniai išeitų už kojų pirštų ir kelio padėtis būtų tiesi arba šiek tiek rotuota į išorę. Svorio pernešimus. Apšilę pereikite prie treniruoklio, kuriuo atliekami stepo pratimai. Stiprinkite vidinių šlaunų ir sėdmenų raumenis. Tuomet kantriai padirbėkite stiprindami juosmens, vidinius ir išorinius įstrižinius pilvo raumenis. Jeigu norite ir jėgos didinimo ir aerobinės ištvermės lavinimo tuo pat metu, tai treniruotės pabaigai pasilikite treniruoklį, kuriuo dirbant stiprinamos tos pačios raumenų grupės kaip ir slidinėjant. Moksliškai įrodyta, kad sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas mažina riziką susirgti širdies kraujagyslių ligomis, onkologinėmis ligomis, psichikos ligomis, cukriniu diabetu ir nutukimu. Taip pat gerina gyvenimo kokybę, protinę veiklą ir mažina stresą.